Tai yra numeris 1 operacija, po kurios sako, galima jūs apsikabinti. Pasižiūri į veidrodį ir tada sako, galima apsikabinti jūs. Tai čia yra numeris 1. Uždara nosies plastika yra žymiai labiau tausojant. Eidamas į operacinę, aš sakau, dar sakau, sustabdykit pacientą, dar neveskit į operacinę. Kuo daugiau ta nosis yra operuota, tuo daugiau yra randų. Tokios nosis žiemą jos mėlsta. Visų pirma, tai ačiū, kad manęs neoperavot. Sako, aš tik dabar supratau, kad problema ne nosis buvo. Nosies operacija vadinama ne tik viena sudėtingiausių, bet ir labiausiai suteikianti pacientų pasitenkinimą. Ar tiesa? Tiesa. Kodėl taip yra? Nosis, matot, yra labai matomas elementas veidus. Ir tie pacientai, paprastai tuos lūkesčius jie būna taip subrandinę per visą gyvenimą ir tie pokyčiai, neišvengiamai, jie tą duoda džiaugsmą. Tai yra iš tikrųjų ta operacija, čia tokia visai kvaila statistika, bet tai yra operacija numeris 1, po kurios, kai ateina po 10-12 dienų nusimti tą gipsiuką nosies, tai yra numeris 1 operacija, po kurios sako, galima jūs apsikabinti. Pasižiūri į veidrodį ir tada sako, galima apsikabinti jūs. Tai čia yra numeris 1. Antra, tai yra krūtų implantai, sakykime. Tarkim, po, nežinau, šlaunų plastikos kažkaip nebuvo, kad labai norėtų apsikabinti. Niekas nešokinėja iš džiaugsmo, ar ne? Ja. Kokios yra dažniausios priežastys, dėl ko žmonės renkasi nosies operaciją? Ar kreiva, ar per didelė, o gal per sunku kvėpuoti? Tai viskas. Derinys šių dalykų. Jeigu taip, mes tikrai per konsultaciją stengiamės išsiklausinėti visus niuansus, tai labai dažnai lydi ir kvėpavimo problemos tam tikros. Kartais pacientai, jie to taip giliai patys nesupranta ir kartais klausia, tai kam jūs čia tiek daug klausinėjate maždaug, taigi aš atėjau kuprelę tik sutvarkyti. Bet mes manom, kad tą nosies operaciją reikia planuoti iš esmės, ir pas mus komandai mes dirbam su lorgydytoju Dovydu Gutmanu, aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi tą mūsų komandą, kurią daug metų dirbam kartu. Ir tos kvėpavimo bėdos, jeigu taip pradedi klausti pacientų, tai sako, taigi gyvas, dar kvėpuoju, nenumiriau, tai turbūt viskas gerai. Bet po operacijos, kai jie ateina po 6 mėnesių, ten po metų, tai jie tikrai labai dažnas dalykas, kad jie sako, perduokit savo lorgydytojų linkėjimus, sako, aš taip kvėpuoju, aš nežinau, kad taip galima gerai kvėpuoti. Ir tos kvėpavimo, tarkim, problemos jos kartais būna labai tokios paslėptos. Kaip pavyzdys, klausim, sakau, yra šonas, ant kurio jūs labiau mėgstat miegot. Nes sako, šiaip gerai kvėpuoja, viskas tvarkoja. Sako, taip, sako, aš miegu ant kairio šono. Sakau, o kas vyks ant dešinio? Sakė, tada nelabai gerai kvėpuoju. Tvarkoja. Ir tos priežastys, ten tos problemos, jas tikrai galima išsiaiškinti ir tikrai žmonėm padėti ir kvėpuoti geriau. O dabar dėl nosies išvaizdos, tai kuprelė yra tas standartinis dalykas, nosies ašis, pakankamai nemažai tikrai ateina pacientų, kai ašis yra netiesi, kai nosies kreiva yra. Ir aišku, galiuko korekcija, tai nori, kad galiukas būtų siauresnis, trumpesnis, mažesnė ta nosis, kad galiukas nebūtų taip žemai. Čia dažniausiai norai. Ką lengviausia pakoreguoti? Ar nosies galiuką, ar kuprelę, ar ašį? Sunkiausia ašį, dėl to, kad ašį lemia labai daug faktorių. Ir pertvara, ir kaulai, ir minkštieji audiniai, ir kremzlės, ir šoninės kremzlės, ir sparninės kremzlės. Tai yra tokia visuma visų šitų dalykų. Ir jeigu dar ta ašinė asimetrinai yra įvykus dėl kažkokios traumos vaikystėje arba yra nuo pat vaikystės, tarkim, brendimo, tai dar ir minkštieji audiniai, jie įpratę būti pasikreipę. Tai vien tai, kad tu ištiesini tą nosies karkasą, vis tiek nosis norės grįžti atgal ir jinai kreipiasi.
gal ir mes tą matom po operacijų, tai mes turim specialias mankštas duodam daryti, kad tą stabdyti. Toliau sudėtingumo prasme turbūt yra galiukas nosies, nes galiuko suformavimui reikia pakankamai daug įvairių manipulacijų, pakankamai daug siūlių, tai yra toks, kaip įsivaizduokit, jūs kaip rišat, nežinau, kažkokį, mezgat megztinę, ne? Ir jeigu jums, tarkim, yra kažkokia bloga akis pačioj pradžiai, tai kad jums prie jos grįžti, nuo vos nereikėtų išardyti visą megztinę ir sugrįžti iki jos ir tada pradėti iš naujo. O su nosies, ypač galiuko korekcijom, tai taip yra, kad tu turi sudėti visą tą eilę tų siūlių ir tu tik tai po paskutinės siūlės tu matai, kas gavosi. Ir jeigu tau nepatinka, tai tu turi vėl viską išsiardyti, grįžti iki to taško ir tada daryti iš naujo. Tai nosies galiukas, jisai techniškai yra turbūt pats sudėtingiausias dalykas, o nosies nugarėlė, tai vėl, nosies operacijose turbūt nėra nei vieno tokio elemento, kuris yra toks absoliučiai lengvas. Visi jie turi savo niuansų, nes nosies nugarėlė lygiai taip pat, bet tarkim, jeigu ta kuprelė yra saikinga, nedidelė, jeigu tarkim nereikia kaulų laužyti, tų darytų osteotomijų, tai, sakykime, tai yra lengviau koreguojamas dalykas. O šiaip lietuvių nosytės, kaip jūs įvertintumėt? Dailios, mažiau dailios, žinot, mūsų kokia genetika. Ja, mes turim tokią šiek tiek specifiką su nosim, kad kremzlinė struktūra, jinai yra gana silpna dažniausiai. ir pacientai nori tokios aiškios, tikslios nosies, kaip mes vadinam, tokia gera definicija, kad kiekviena kremzlytė matytųsi ir nosis tvirta būtų. Tai dažniausiai mūsų Lietuvos pacientai, jie turi tas kremzlinės struktūras silpnokas. Bet iš kitos pusės jie turi dar ir storą odą, kuri viską uždengia. Tai čia gaunasi ta kombinacija, chirurgui nėra labai palanki, nes mes kai turim iš pietų atvažiuojančias, dėl nosies operacijų, tarkim, iš Maroko ar ten iš kažkokių kitų šalių, tai jos turi gana stiprią struktūrą kremzlinę, iš kurios yra labai lengva suformuoti tą nosies karkasą ir turi kartu gana ploną odą. Ir ta nosis jos atrodo tokios subtilesnės, mažesnės, ta definicija yra geriau išaiškiama. Ypatingai ta stora oda, jinai iš tikrųjų riboja tą rezultatą, ko mes galim tikėtis, nes mes nosies tą visą karkasą mes galim sumažinti. Aišku, tiek sumažinti, kad tai netrukdytų kvėpavimui, nes tu negali visai nosies padaryti visiškai mažos, jinai nelaikys visos struktūros. Bet kai ta visa oda yra stora, jinai visą tai uždengia ir nosis jinai negali būti labai tada mažyta. Anksčiau, kai mes darydavom atviras nosies plastikas, tai ta atvira nosies plastika, turbūt pacientai žino, kai yra pjūvis ties nosies pagrindu ir mes tą nosį atsiverčiam, kai kurie pacientai sako, čia kaip kapota mašinos atsiverčiat ir ten kažką tvarkot, tai kažkuria prasme yra kažkoks panašumas. Tai mes anksčiau tą storą podį iškarpydavom su žirklėm. Toks atrodo grubus metodas, bet jisai yra taikomas ir jisai kaip ir iki šiol daro į pasaulį. Bet pastebėjom, kad tas dalykas mūsų platumose, kaip pas mus vis tiek žiemos vis tiek yra šalta, yra to šalčio. Tai tokios nosis žiemą jos mėlsta, mėlynuoja. Dėl to, kad iškarpant poodinį audinį yra šiek tiek sutrikdoma ir kraujotaka nosies. Tai tas, kas galima daryti Turkijoje, tai Lietuvoje nelabai tinka. Tai yra tam tikri niuansai. Prašnekot apie Turkiją, iškart užklausiu. Tikrai bus jūsų ausis pasiekę? Lietuvos plastikos chirurgai nemoka nosyčių operuoti, važiuokit į Turkiją, va jau ten tai stebuklai. Aš tai taip pasakysiu, mes ir su Dovydu nekartą patys Turkijoje esam buvę, yra kaip ir visur, yra gerų specialistų, yra gal mažiau gerų, bet
Bet aš matau Turkijos visam tam dalykė, čia kaip tas hashtagas yra turkiški dantis, tai turėtų būti irgi ir turkiškos nosis. Yra labai daug komercijos, pirmas dalykas. Toliau yra labai daug tiesiog štampuojama vienodų dalykų, nes toks turbūt konvejerio principas yra, kad visiems vienodai, tą patį per tą patį. To individualumo nėra, gal įsiklausimo ir mes tai tikrai matom daug grįžtančių pacientų su didesniam ar mažesniam problemom. Ir tada yra tokia labai kaip ir kebli situacija. Aš esu vieną pacientę, tai mes gydė, kur nuvažiavo operuotis nosies, bet ją įtikino, kad jai reikia ir veido tempimo dar. O jinai jauna pacientė tikrai ten. Tai turkiškas turgus. Padarysim truputį pigiau, nes juk vis tiek reikės. Tai finale baisi infekcija, 2 sukėlėjų, retai sutinkamų, baisus randai, ausis vienai prisiūta, kita ausis kitai prisiūta, taip atrodo, kad galbūt skirtingi žmonės tą darė. Ir baisiausias dalykas, kad jinai ieško to daktarui neranda, nes nieks neatsako, jokių telefonų nieks nebekelia. Tai kol ruošiasi važiuoti, dar tas yra mandagumas, o paskui jisai dingsta. Ir sako, iš šios pasakojimo, kiek aš girdėjau, tai tas viskas pasikeičia po apmokėjimo ar po operacijos. Nes po operacijos, jeigu skauda, tai yra tavo problema. Jeigu tu nori vandens, tai reikia jį nusipirkti. Jeigu reikia nuskausminamų, juos reikia nusipirkti. Ir blogiausia, kad tos pagalbos paskui nebėra. Ir mes kažkaip, taip, toks irgi keistas dalykas. Dabar grįžta pacientai iš Turkijos su tom visom infekcijom. Ir kreipiasi į mus pagalbos. Ir mes visai ką manom, kad kai žmogus turi problemą, mes iš problemų stengiamės neuždirbti. Tai mes stengiamės kažkaip gelbėti arba neimdami atlygio, arba ten jį labai kažkokį minimalų. Ir mes iš tikrųjų gaištam laiką, peršinėm, pavyzdžiui, kiekvieną dieną, ten puliuojančius tos randus, traukiam siūlės ir ten tvarkom ir tai trunka mėnesiais. Ir tu paskui galvoji, bet ar tą tu turi daryti, nes iš esmės, tai jie turėtų ten važiuoti ir tas spręstis, ir jų nieks nepriema. Tai turiu kelias pacientės odontologės, tai jos irgi su tais turkiškais dantim susiduria daug ir sako, pas mus grįžta su tais nubrūžintais dantim, ten kur tie, nežinau, ten nervai išlinda ar dar kažkas, sakė, žmonės su krūvom problemų. Ir sako, mes susitarę, mes jų neimam. Sako, važiuokit atgal į Turkiją. Sako, ne mūsų problema. Sako, mes nedarim, sako, mes negalim imti atsakomybės ir sako, mes tokiu tylų protestą prieš tą. Nežinau, ar čia tas teisingai yra, bet ta problema šiokia tokia yra ir tų nelaimių matom, bet sakau, bet tų chirurgų labai įvairių yra. Ir čia turbūt jau reikia labai labai rinktis. Turim iš tikrųjų pacientų, kurie pas mus kreipėsi ir jie klausia, sako, aš noriu būtinai važiuoti į užsienį, tai mes sakom, jūs tada važiuokit ne į Turkiją, bet važiuokit į Italiją, važiuokit į Prancūziją, turim kontaktų, ir Štutgarto yra tokia labai rimta mokykla nosies chirurgijos, tai jau tada tenais geriau gal, nes ten bent mes žinom, kad ta pagalba žmonėminai tikrai bus, jeigu kažkas ne taip, tai jie neliks lygio vietų. Jeigu jau taip nepasitikit Lietuvos plastikos chirurgais, ar ne? Jo, bet čia toks, aš gal tą temą labai neįsigilinęs, bet man čia pasakoja, aš nežinau, kiek čia tiesos, bet yra įvairios grupės, kur tą labai propaguoja, labai siūlo ir yra lietuvaičių ištekėjusių už turkų ir ten tokia, kaip tokia piramidinė sistema, nes eina ten kažkokie atlygiai, ten už atvestą pacientą ir visi turi suinteresuotumą ir tą maždaug taip įtakoja. Nežinau, šitoje vietoje aš esu matęs kaip gerų variantų, ir tarkim nosies operacijų, taip matęs ir labai blogų yra. Ir šiandien man parašė viena pacientė iš Maroko, jinai dirba modeliu Italijoje
Ir mes esam operavę krūtinę, aš nežinau, kaip jinai čia atvažiavo, aš nebeatsimenu, kokie ten tie keliai atvedė, bet jinai po tos krūtinės operacijos kreipėsi dėl nosies ir sako, aš dariausi nosies operaciją Turkijoje prieš 7 metus ir sako, man tą nosį tokio padarė paršiuką, sako, nosies galas į viršų ir sako, aš 7 metus, sako, aš bandžiau visai susitaikyti su to. Sako, aš supratau, kad ne aš, sako, ir jinai atvažiavo, kad mes į tą nosies galiuką nuleistumėm žemyn. Sako, aš nebegaliu taip gyventi. Tai būna tokių net keistų atvejų. Tai visgi dažnai tenka peroperuot kitų chirurgų pacientės? Yra, bet mes tokiais atvejais dažniausiai vis tiek siunčiam pas operavusi chirurgą. Nosies operacijos jos turi labai daug niuansų ir mes, tarkim, kai operuojamės, tokią schemą braižomės. Mes braižomės kiekvieną kremzlę, kur jinai yra sumažinta, kur yra dėta siūlė, visi tie niuansai, kad, tarkim, jeigu mums tektų peroperuoti, tai mes žinotumėm, kaip viskas yra. Ir kai ateina iš kitos klinikos arba, tarkim, iš Turkijos, tai tu tokį gauni nežinę. Gali spėt, kaip tai yra daryta, bet tu nežinai ten tų tikrų. Tai mes siunčiam atgal, jeigu tai įmanoma, jeigu tai yra neįmanoma, tai tenka peroperuojam, bet nesidžiaugiam tais gal pacientais, nes paprastai, kai yra nosis jau daug kartų operuota, tai paprastai yra gana sunkus atvejai. Čia nosis operacija turi būti turi būti vieną kartą gyvenime daroma ir tuo pasibaigti. Bet dažnai girdžiu, kad visgi prireikia ir antros. Prireikia dėl to, kad netenkina rezultatas paciento, ar visgi ir jūs sutinkat, kad taip. Tai visai būna. Jeigu žiūrėt statistiką pasaulio, tai peroperuojama yra 20% visų nosies operacijų. Mūsų akim čia yra žiauriai daug. Jeigu mes taip peroperuotumėm ir šitas ir kitas operacijas, tai aš taip galvoju, iš 5 vienas yra peroperuojamas, tai yra labai dideli skaičiai. Čia labai labai daug yra, bet yra tokia statistika. O jeigu nosies ašis yra kreiva, tai tarkim, jeigu nosies ar turi pertvarą arba nugarėlės kažkokį kreivumą, tai tas procentas jisai kyla iki 30. Tai tie procentai, va čia statistika tokia yra. Kaip dabar tos procentus sumažinti? tai vienas iš dalykų tai yra mažiau invazyvios operacijos, taip kaip tarkim uždara ta nosies plastika, kuri turi žymiai mažiau to traumatiškumo. Kitas dalykas, dirbti visai, kad tikrai komandai su lor gydytoju, dėl to, kad lor gydytojai gerokai geriau supranta tą visą nosies gilumą, tą kvėpavimo visą funkciją ir kriauklės, ir pertvarą ir taip toliau. Ir trečias dalykas, pakankamai rimtai reikia įsigilinti į paciento lūkesčius. Dėl to, kad aš manau, tą procentą labai stipriai įtakoja tai, kad dažnai nėra iki galo aptariama, kaip ta nosis turi atrodyti. Tai mes visai konsultacijose apsitariam, ko norėtų pacientai ir tada darom vizualizacijas, nes be jų yra labai sunku susitarti, nes tarkim, ateina pacientas, jisai turi savo vieną vaizdinį, kaip ta nosis turi atrodyti, o aš galiu turėti visai kitą. Ir mes kalbam, ir mes abu linksim galvom, sakom, taip, čia viskas ok, o mes matom visai skirtingus dalykus. Tai jeigu tai ir baigėsi po operacijos, gydytojai gražu, o pacientas jisai visai kitaip įsizano, tai blogai yra, tai neturėtų būti. Yra gydytojai, kurie nedaro vizualizacijų. Aš vieną tokį gydytoją žinau man atrodo, jisai Kalifornijoje gyvena, aš kartais pacientam pasakoju, jisai sako, aš nedarau, aš tingiu, sakė, aš paskaičiuoju, kiek aš turiu konsultacijų per metus, tai aš paskaičiuoju, kiek aš sėdėčiau prie kompo ir vizualizacijų, tai susidarytų turbūt ant paros. Tai sako, aš nenoriu, sako, aš noriu su žmona pabūti, su šunim pavaikščioti, ten dar kažką ir jisai tą atvirai sako jam. Ir jisai dirba, jisai sėkmingas gydytojas, bet pas jį visos nosis yra vienodas. Visiškai. Ir pas jį matyti eina pacientai būtent, nes jie būtent tokios nori. Bet tokios, kaip o jų nuotraukas parodo, nori tokios ir ne kitokios nosytės.
Parodo ir tas dažniausiai nieko gero nesako dėl to, kad dažnai tai yra neįmanoma. Ir mes sakom nežiūrėti kitas nuotraukas, žiūrėti savo vizualizacijas tada. Kiek kartų daugiausia tekia peroperuoti pacientę? Kur ta riba? Va čia yra įdomiausia. Kur ta riba, nes kartais išgirsti, kad norėtų ir ten iki begalybės dailinti. Tos turbūt tokios ribos tikslios nėra, bet mes esam labai ne per senai peroperavo. Šiaip 3-4 kartai yra toks pakankamai sutinkamas dalykas. Buvo viena pacientė, jinai operavusi Lietuvoje prieš labai daug metų, aš tada dar turbūt studentas buvau tik tai, o tada jinai gyveno Australijoje, jinai operavusi tada 2 kartus Australijoje. Ir vis tiek liko asimetrija ir ją nori tvarkyti ir turbūt svarbiausia yra ne kartai kiek, bet svarbiausia, kas buvo daryta, labai reikia apsitarti, kokia buvo operacijos apimtis, ką planavo, ką darė ir tada lygiai taip pat svarbu, ką mes galim pataisyti. Nes akivaizdu, kuo daugiau ta nosis yra operuota, tuo daugiau yra randų, tuo yra sunkiau ją išsidalinti ir tuo sunkiau tas struktūras atskirti ir taip toliau. Bet tarkim, jos atveju didžiausia problema tai buvo asimetrija, kurią jinai turėjo ir tą asimetriją buvo galima sutvarkyti neišdalinant pilnai nosis. Tai va, jei tas sprendimas, jisai sudėliojo tuos taškus ten, kur jų reikėjo. Simenu, turėjom dar vieną pacientę, kuri buvo tikrai kokiuose, nežinau, gal 4 konsultacijose. Ką tai reiškia, kad žmogus sunkiai apsisprendžia, sunkiai supranta, galbūt jos nosis buvo operuoti jau 4 kartus, 2 kart Minske, 2 kart Rygoje. Ir kodėl va tiek daug tų konsultacijų, nes mes kažkaip matom, kad taip sunku suvokti, kame reikalas. Ir taip niekaip nesuprantam. Ir atsimenu, paskui jau atėjo ta operacijos data, mes prieš operaciją dar kartą sėdim, viską apsitariam, susižiūrėm visus ten tos niuansus, nuotraukas darom ir aš kažkaip taip matau, kad bekalbant su ja, taip pat kažkaip, vis tiek ta mintis kažkur nuslysta ir vėl neusikabinam. Tai aš atsimenu, jau eidamas į operacinę, aš sakau, dar sakau, sustabdykit pacientą, dar neveskit į operacinę ir tada dar kartą nuėjom kalbėti su ja ir tada su lor gydytoju kalbėjom ir to išvada buvo ta, kad sakau, žinokit, jūs važiuokit namo, sakau, sakau, mes nesuprantam, ką mums reikia padaryti ir, nes tai taip, tai kitaip, tai vėl, tu negalėti į operacinę, jeigu tu nežinai to plano, nes, ką tu ten veiksi. Tai ta pacientė labai supyko, taip kažkaip sako, šitiek ruošiausi, šitiek vilčių dėjau jūs ir ten viską ir sako, ir čia dabar, taip, maždaug tai. Tai būna kartais. Nedažnai, bet būna. Ir taip mes išsiskyrėm, tai viskas baigėsi ir po 3 kokių mėnesių parašė laišką tokį labai gražų, padėko, sako, visų pirma, tai ačiū, kad manęs neoperavot. Sako, aš tik dabar supratau, kad problema nenosi buvo. Ir paskui ten parašė tame laiške, kad tuo metu ten ir skyrybos buvo, ir ten gyvenime visokių įvykių ir sako, aš tik dabar, sako, supratau, kad nenosis kalta, čia visai kiti reikalai. Ir įsivaizduokit, jūs tokią pacientę dar ir išoperuojat. Ir jie ir taip gyvenime sunku yra visokių reikalų ir dar jūs pridedat problemą su nosim, kur greičiausiai jūs nepataikysit, ko jinai nori. Ir jinai turės, tik tai dar daugiau problemų. Tai va čia tie dalykai labai labai svarbus. Nes pacientai galvoja, kad jie renkasi chirurgą, jie ir renkasi, bet lygiai taip pat mes ir pacientus renkamės. Ir mes matom, jeigu pacientas ar jisai neadekvatus, jisai nesupranta, kas vyksta, tai mes atsisakom, paleidžiam laisvę. Nosies operacijos yra atliekamos uždaru ir atviru būdu. Kuo šie būdai skiriasi ir kokį renkatės jūs? Taip, tai aš, sakykime, perėjau tą evoliuciją visą tų metodų, pradėjau operuoti atvirų būdu ir tuo metu tai atrodė, kad tai yra teisingas sprendimas ir jisai ir iki šiol teisingas yra, daug gydytojų to daro, bet
bet tiesiog, sakykime, labai gerų metų, tas įvyko gal kokiais 2014 metais, jau pakankamai senai, mes dirbom jau komandai su Dovydu Gutmanu, aš kiek atsimenu, ir mes darydam irgi tas atviras operacijas, ir buvo toksai geras postumis vienam iš kongresų, teko būti kartu su tokiu baltarusų gydytoju. Jisai dabar pakankamai žinomas yra toksai Dima Batiukov, daug jo Instagram'e yra, ir iš šiol su juos pabendravom karts nuo karto, ir jis kažkaip, jis kaip mažas vaikas, jis taip džiaugiasi tokiu kaip atradimu. Tas buvo Švedijoje, dar atsimenu Stokholme, kaip tik mes nuėjom po visos sesijos, man atrodo, į kažkokį restoraną, ir sako, aš perėjau prie uždarų nosies plastikų, ir sako, tai buvo pats geriausias sprendimas, ką aš esu padaręs, ir daug gyvenime negrįšiu prie atvirų, ir jisai taip džiaugiasi, kad man tas padarė kažkokį įspūdį. Ir galvoju, bet jeigu tikrai taip nuoširdžiai džiaugiasi, kažkas reiškės yra kažkoks. Ir mes tada po truputėlį, kartu su Dovydu pradėjom domėtis tą linkme ir važinėti šiek tiek daugiau, ir po truputį perėjom prie tų uždarų nosies plastikų. Tai dabar aš taip žiūrint atgal galiu irgi pasakyti, kad buvo turbūt vienas geriausių sprendimų chirurgijoje, ką padarėm labai laiku ir labai vietoje. Ir toks geras toks sutapimas iš tikrųjų, kad buvo tas Batiukovas ir buvo aš irgi toje pačioje Švedijoje, ir mes taip, kažkaip tas buvo ta kibirkštis, kad mes supratom, ką jis norėjo pasakyti. Tai va, bet prie uždarų nosies plastikų pereit reikia laiko. Nuo jų, tarkim, yra sunku gal startuoti, nes dabar, kai mes darom tą atvirą nosies plastiką, tai, kaip minėjau, tai yra pjūvis ties nosies pagrindu, mes atsiverčiam visą nosį ir mes viską matom. Mums labai labai paprasta, tai yra matyti visas struktūras. Tai su uždara, tai mes realiai taip nematom nieko. Mes einam per pjūvį šonuose, einam per tam tikras kišenės, ir mes visai ką matom tokį pusiau kreivą vaizdą, nes tos kremzas tai per vieną šnervę, tai per kitą šnervę, ir mes ten visai kas su tuo žaidžiam. Ir kad tą daryt, tu turi tikrai gerai suprast, kaip eina kremzas, kaip jos sukasi, kur jos plonėja, kur storėja, ir tik tai tada tu gali visaverčiai išnaudoti tą metodiką. Tai aš manau, tas laikas, kai mes darėm atviras, labai padėjo bendram supratimui, ir tas perimas jisai buvo pakankamai lengvas, nes jau tas suvokimas apie nosį jisai buvo. O nekalbant apie pjūvį, kuris, vėl tas pjūvis ties nosies pagrindu, ar čia didelė tragedija yra, tai turbūt ne. Jis atliekamas nosies apačioje? Jo, atvirų nosies plastikų tas pjūvis yra atliekamas, o uždarų jo nėra. Tai tas pjūvis galbūt nėra toks jau gyvenimo pabaiga, bet šiais laikais žmonės daug dalykų geriau supranta negu seniau, ir turėt gražią nosį yra vienas dalykas, bet turėt gražią nosį, kuri yra be nei vieno rando matoma, tai yra gerokai daugiau. Nes turėt gražią nosį ir su šviečiančiu randu iš apačios, tai vis tiek jis matosi. Tai yra ta vieta, kurios tu negali užsipudruoti, užsitep, nes prilėti ir nebėra. Ir jisai švies iš tolo. Tai tas dalykas, jis aišku labai svarbus yra, bet kartu yra pati mintis svarbi ta, kad uždara nosies plastika yra žymiai labiau tausojanti nosies audinius. Mums nereikia pažeisti tam tikrų raiščių, mums nereikia nukirsti magistralinių kraujagyslių. Nosis mažiau reaguoja į šaltį, greičiau gyja. Ir ką mes irgi pastebim, kad su uždara nosies plastika yra kartais net lengviau gauti tą tokį tikrą ir natūralų ir tokį išieškotą rezultatą, ką su uždara, su atvira nosies plastika kartais tenka labai sunkiai dirbti. Dėti visokius graftus, kažkokius kremzlių intarpus, dėti kažkokias keistas siūlės, ten tą nosį prifarširuoti visokių kremzlių, kremzlelių, kad gauta definicija, o su uždara nieko to nereikia. Tu tiesiog palinki kremzlę ten, kur reikia, ir nosis susidėlioja taip, kaip tu iš jos tikiesi. Tai čia yra labai labai didelis skirtumas. Tada yra dar visuomenė irgi tokių kaip kalbų,
kad nosies plastika atvira, jinai yra galingesnė ir daugiau pasiekia, daugiau to rezultato duoda. Tai... Tinka maždaug sunkesniems atvejams? Gal mintis yra ta, kad su jie tiesiog gali daugiau nuveikti. Tai neteisybė iš tikrųjų yra. Su uždara galima lygiai tą patį padaryti, tik tai su daug mažiau problemų. Ir mes tas atviras dabar tikrai labai retai darom. Mes darom atviras tada, kai jau buvo kažkokios didžiulės traumos, kai to prieimo reikia kažkaip ypatingi atvejai. Bet yra taip retai, kad pas mus buvo kažkada operacinės slaugytojų kaita, kai mūsų slaugytoja Gentvilė išėjo gimdyti ir auginti. Ir pas mus atėjo Ieva. Ir paskui su Ieva dirbom pakankamai daug metų ir tada vėl jos susikeitė, Ieva išėjo. Tai prieš Ievą išeinant, jinai pamatė vieną atvirą nosies plastiką ir jinai sako, aš galvoju, iš jos ir nepamatysiu. Sako, man labai buvo įdomu pažiūrėti, kaip ta atvira vyksta. Tai per, nežinau, ten kelis metus, ten 3 ar kiek, turbūt viena ir ta ir ta buvo. Tai per uždarą nosies plastiką nelieko jokių randų žmogui? Vis tiek pjūviai yra, bet tie pjūviai yra nosis viduje, šnervių viduje ir jie yra tokie riboje tarp gleivinės ir normalios odos. Ir tie randeliai, prie jų pažiūrėti, yra tikrai labai sunku, reikia tada jau tą nosį imti žiūrėti su specialiais skaitikliais, su šviesa, kad juos galima pamatyti, bet jie yra visiškai nosies viduje. Tai taip, ta prasme, tas yra labai sunkiai pastebima. Gyjimas turbūt irgi lengvesnis, įsivaizduočiau. Taip, gyjimas jis yra gerokai lengvesnis ir aš dar atsimenu tuos laikus, kai mes paprodom tas atviras nosies plastikas, tai kai atėdavo pacientai nusimti tą gipsiuką maždaug po 2 savaičių, tai toks standartinis vaizdas tai būdavo ir daug tinimo, ir daug mėlynių, ir ta nosis tokia visa didelė. Tai šiais laikais po uždarų nosies plastikų po 10-12 dienų nuėmus tą įtvarą mes pacientai jie išeina į gatvę, atrodo, kad taip, galima pastebėti ant kelis ten taškelius nugeltonavusias mėlynės, bet ta nosis jinai nebetraukia dėmesio, jinai patinus, jinai didesnė, bet jinai atrodo, kad galima eiti kad ir į darbą. Ar pačios sudėtingiausios nosies rekonstrukcinės operacijos irgi gali būti atliekamos uždaruoju būdu? Taip gali ir mes turim tuo atveju, kai buvusios traumos, tarkim, nosis yra koreguota ir nekoreguota atvirų būdu ir papildoma kažkokią korekciją galima daryti irgi uždaru. Tai nereiškia, kad jau yra randas nosies apačioje, kad būtinai mes vėl turim per jį eiti. Bet kartais, kai tarkim yra mes turim pacientų, kur iš tikrųjų yra sunkus potrauminiai atvejai, kur yra didelės traumos ir avarijos ir smūgiai tam tikri, kur yra, pavyzdžiui, visiškai sutrupinta kaulinė struktūra. Gal pacientai įsivaizduoja, yra vadinamas balno formos deformacijos, arba angliškai saddle nose, kai yra faktiškai visos nugarėlės nėra, jinai yra susmūgiuota, sukišta į vidų. Tai tokias kartais operacijas irgi darom ir tam reikalingos jau donorinės kremzlės, tai imam šonkaulio kremzlę. Labai retai užtenka ausies kremzlių, bet dažniausiai tenka šonkaulio, kartais tenka imti temporalinę fasciją, tokią kaip dangalai, kurį sudedam kremzlę. Tai tokiom jau labai sudėtingo mes kartais darom, dažnai darom iš karto atvirą. Dėl to, kad techniškai reikia prieiti prie visų struktūrų, jas reikia atkurt, sudėlioti iš naujo, kaip iš Lego detalių tą visą nosį. Tai tokiais atvejais taip, ta atvira nosies plastika adekvati, sakykime, yra. Bet jeigu tik galima tam tikrą dalyką išspręsti uždarų būdų, tai mes vis tiek darom uždarų. Ir kartais pacientus mes prieš operaciją, kur būna tokie sudėtingesni atvejai, mes įspėjom, kad mes
bandysim uždarų tą tvarkyti, jeigu matysim, kad mums neužtenka prieimo arba mes matom, kad neturim kontrolės su, tarkim, kremzėm, tai perėsim prie atviros, bet kiek tų atvejų mes paskutinių turėjome, mes kažkaip visai, kai išsisukam su ta uždara. Tai manom, kad tai vis tiek yra labai didelis pliusas. Kada reikėtų vertinti tą tikrąjį vaizdą po operacijos? Įtariu ne iš karto. Taip, su visom nosies operacijom reikia kantrybės ir tas galutinis vaizdas yra po metų, bet kartais būna dar taip, kad ateina po metų ir tas nosies galiukas, tarkim, jis yra kietesnis šiek tiek. Tai mes sakom, dar tikėkitės, kad nosis dar kažkiek mažės. Tas atskaitos taškas yra tada, kai nosis, tarkim, yra visiškai minkšta jau. Tai tada sakom, kad tas tinimas, tas randėjimo procesas yra pasibaigęs jau. Bet tai yra metai pusantrų. Tai gal būtent po tų metų galima ruoštis ir antrai nosies klasikai, jeigu žinoma to reikia. Ar anksčiau, ar nebūtina laukti čia tų metų? Mums ta pakartotina operacija, jeigu jinai tokia, kad ir būtų, tai jinai mums yra tokia kažkokia anomalija. Mes taip kažkaip visai, kai galvom, kažkas čia ne taip atsitiko, kad taip neturėtų būti, tai mes taip nėra tokios, kad čia reikia ruoštis ar ką, bet jeigu kažkoks dalykas yra labai akivaizdus ir labai aiškus, tai tą galima operaciją planuoti ir po metų, bet dar dažniau mes laukiam netgi tų pusantrų metų, kad viskas susidėliotų taip, kaip jau tas tikras vaizdas būtų. Ir čia tos kantrybės jos tikrai reikia labai daug, nes buvo laikas, kai mes, tarkim, tą kaulinę dalį mes ją šlifuodavom, o pasirodo tas šlifavimas jis sukelia gana didelę kaulo reakciją ir ta nušlifuota kuprelė, jinai grįžta tokiu kaip kauliniu tinimu, toks keistas terminas yra, bet jis yra. Ir žodžiu, pacientai ateina su kuprelė, mes ją pašalinam ir po kokių 2-3 mėnesių jiems vėl grįžta tokia dalinė ta kuprelė. Tai tas dalykas jis praeina savaime, bet reikia tikrai daug kantrybės ir kartais būna ties metais, nei dar nebūna praėjusi. Tai įsivaizduokit, mes tada paskubam, puolam vėl šlifuoti, tada vėl metus turim laukti, reikia labai, šitoje vietoje reikia kantrybės. Tai aš dažnai per konsultacijas tą sakau, kad nusiteikit, kad tai yra procesas ir jisai trunka ilgai ir reikės išlaukti. O kokie netikėti pojūčiai gali būti po nosies plastinės operacijos? Gal štai sunku kvėpuoti? Tie pojūčiai, tai kad ir tokių labai, kažkaip tai yra gana lengvai toleruojamos operacijos, kas įdomu. Mes vis tiek taip persiklausėm pacientų, kaip jam tas pooperacinis buvo, tai paprastai tai nėra, tai nekelia kažkokį didelio diskomforto. Būna kartais tas galiukas šiek tiek aptirpęs, toks nesavas, jis būna kietesnis šiek tiek. Pirmom dienom gal yra tikrai sunkiau kvėpuoti, nes nosis patinus yra. Bet tai kažkaip nesukelia didelių diskomfortų pacientų. Turbūt reikia, aišku, pasisaugoti smūgių, aktyvaus gyvenimo būdo. Taip, operuotos nosis, aš visai, kas sakau, operuotos nosis, jos turi polinkį traukti problemas, traumas. Ir mes jau tiek esam prisižiūrėję visokių nesuvokiamų dalykų, įskaitant į įėjimus, į durų staktas, į smūgius į spinteles, kai vaikas trenkia su galva, kai vyras su alkūne naktį trenkia, sporto metu šuo įbėga į nosį. Ir buvo, visai, kai buvo klausimas, kaip yra su sportu, ar čia galima sportuoti ar ne, ir kaip visai, kai manęs paklausė tą klausimą, visai, kai aš prisimenu pacientę, kuri buvo, nežinau, ten gal kelios savaitės po nosies operacijos, ir jis sako, ar aš galiu jogą daryti. Ir aš taip galvoju, kaip su tai, sako, ką jūs darot? Sako, mes ten sėdim ir kvepuojam, sako, nėra aplinkui kitų žmonių ten. Sako, arti ne, jau ten kažko ten nemojuoja ten rankom, ne. Tai sakau, tai darykit, atsargiai kvepuokit, žodžiu. Ir jinai vos rytojus man skambina, sako, nepatikėsit, bet sako, aš įsispyriau su keliu į nosį. Tai ant kiek yra neprognozuojamas tas dalykas, bet nosio po operacijos iš tikrųjų reikia labai saugot.
buvo viena pacientė, įėjo durų staktą, tai buvo kokie keli mėnesiai po operacijos, atėjo tiesiog su visa kreiva nosim persikreipusi ir tai atstatinėjom tiesiog kaip be jokios narkozės, tiesiog varstomajam davėm kaip kokiuose filmuose palaikyti, nežinau, kamuoliuką kažkokį ir ten rankšluostį ir atstatėm tiesiog, nes nėra ką daryti.